Sveiki, aš Balsas. Ūkininko Jurgio, arba kaip jis save mėgsta vadinti, visagaliaus balsas. Mėlėjai, po nakties ateina diena, o po sausros lietus. Atgaiva ūkininkams ir džiūstančiai žemiai, aišku, jie jo ne per daug. Na, o kurgi mano kūnas? Ar jis pasiruošęs kasdieniai ritmetiniai mankštai, Gal aš čia per griežtai su juo tokiu oru, kaip sakoma, net šeimininkas savo šuns į lauką nevaro, o aš savo kūną, ne. Jo, ilgai laukęs dar palauk. Bet nieko. Bramankštos aš šiandien tikrai neliksiu. Jei ne lauke, tai name. Negi visi tokiuose mažuose namuose gyvena, Nei apsisukti, nei pasidėti. Negi tu, Jurgi, manai, kad visi Lietuvoje gyvena tokiuose ankštose namuose? Geriau eik ir pasižiūrėk, kokius namus statosi save gerbiantis tautietis. Eik. Ir nuklydome mes abu į rajoną, kuriame iš pirmo ir antro žvilgsnio gyvena tik labai gerbiantys save miestiečiai. Pagarba čia matuojama aukščių, tūrio ir ploto matais. Kuo daugiau, tuo geriau, tuo daugiau ir pagarbos. Bet matau, kad ši didybė mano kūnai visai nepatinka. Priešingai, tarp šių puikybės objektų jis pasijuto prislėgtas ir menkas. Jurgi, nusiramink, įkvėpk, o visą kitą palik man. Na va, čia visai kitaip. Yra kur žvilgsniui skleistis. Ir sielos iš viršaus niekas nespaudžia, gali laisvai kvėpuoti, o kiek erdvės. Kodėl lietuvis per palygint trumpą laiką visą tai pamiršęs pasirinko statytis gremėzdiškus namus? Kodėl vėl verta atsigręžti į senąją architektūrą? Iš juos ir kitus klausimus Jurgiui šiandien padės atsakyti architektė, knygų autorė, architektūrologė daktarė Rasa Bertašiūtė. Na va, jie susitiko, susipažino, o mums belieka pasiklausyti, apie ką jie kalbėsis šioje nuostabaus grožio senoje lietuviškoje sodyboje. Sakykit, kodėl čia galima kvėpuoti pilna krūtinė, o mieste taip slegia, Na, aš nežinau, galbūt, kad mieste užslėgta visa gamta, visais betonais, cementais, plytelėm, stiklu ir tiesiog nėra ko kvėpuoti. Mašinų daug. O čia žiūrėkit, kiek paukščių, augalų. Viskas tikra. Viskas Dievo sukurta. Ne žmonių. Ir žmonių, tiesą sakant. Bet taip saikingai. Aš suprantu, kad kai žmonės statė tą sodybą, šitos namus, jie kažkaip vis tiek išsirinkdavo vietą. Taip. Žinau, kad kai ieško šulinį, kur iškas tai naudoja virgulės, ar ne? O kaip surasdavo vietą sodybai? Visų pirma, ieškodavo tokios, irgi kur nors ant kalvelės, kad jauki būtų, kad užuovėje būtų. Pagerasis kiemas, kuriame mes dabar sėdim, tarp Gryčios ir Klėties, tai jisai buvo orientuotas į pietus. Važiuokit, ir visą dieną saulė, visą dieną šilta apšviestas. Visur yra loginis atsakymas, kodėl taip, o ne kitaip pastatyta. Anoj pusėje pirkios yra tvartai, kur gyvuliai laikomi, kad nesimaišytų, kur geras kiemas, kur svečius pasitinka, o kur gyvuliai, tai jau visai kitas kiemas. Dar kitas kiemas yra prie kluono. Tiesiog kiekvienas pastatas, kiekvienas skirtingą turi paskirtį ir savo erdvę turi atskirą. Ir visos tos erdvės skirtingos. Spėju, kad ir
tie, kas statė ir žinojo, kur tą ūkinius pastatus statyti, turėjo gerai ir nusimanyti tos vietovės vyraujančius vėjus. Taip, taip. Taigi ir pagal augalus, ir pagal medžius, ir pagal samanas augančias ant tų medžių, viską jie žinojo. Ir pagal žolę, pagal kokie augalai augo, irgi žinojo, ar yra vandens, ar šulinį galima kasti, ar kitoj vietoje reikia. Viską iš tikrųjų žinojo žmonės, nes jie gyveno gamtoje, ją stebėjo, o dabar kai mieste, tai mesgi nieko nematom. Užtat taip ir vargina mus, kad mes visiškai kai užrištom akim gyvenam. Tai kiekvienas buvo kaip savo architektas? Taip? Kiekvienas buvo ir savo karalius, ir architektas, nes sodyba yra kaip maža karalystė. Čia visko yra, ko reikia žmogaus gyvenimui. Ir kai kuriuose netgi regionuose tai netgi sodyba vadinama gyvenimu. Tai reiškia, čia ir yra tas tikras gyvenimas. Čia yra ir namas, kuriame gyvent, ir klėtis, kur susidėti savo turtus, ir gyvuliam pastatas tvartas, ir kur šieną sukraut daržinės, ir kur iškult, ir apdoroti, ir išdžiovint kluonas. Tai viskas yra. O dar šitoj sodyboje yra ir kalvė, tai jeigu reikia kokią nusikalt vyrį, tai tiesiog nuėjai ir nusikalei. Yra malūniukas, kad girnų nesukti rankom, tai pajungiai vėją. Ir viskas, ir suka savo, ir pirtis būtinas dalykas, kad švariai gyvent. Nes viską tiesiog žmonės jautė iš tos patirties, iš kartų patirties, viens kitam iš tėvų išmokdavo, kaip ir mes dabar, tik tai ta atmintis mūsų trumpesnė. Tai gal per tą atmintį reikia grįžti vėl į tą gerą gyvenimą mums. Kiekvienas gyvenimas buvo kaip atskira karalystė su savo karaliumi. Ir dar kas, visur tos erdvės, jos yra labai hierarchinės. Yra kur gera, švari, pati geriausia, tai šitas kiemas, tai čia žiūrėkit ir gėlių darželė su kvapais nuostabiausiais, ir koplytstulpis, ir tas pagarbinimas, ir Dievo, kuris viską čia mums padeda ir kuria. O kiti jau kiemai, jie paprastesni, jau visko mažiau. Niekur žmogus neįkvoja energijos, kur nereikia. Viskas labai apgalvota, ekonomiška, A++ klasės namas gyvenamas. Geriausiai kaip galėjo taip pastatė. Nes mistiškasis A++. Tai, bet užeini į priengį, jau iš ten jauti kaip iš namo sklinda vėsa. Vasarą taip, o žiemą šiluma sklistų. Žiūrėkit, kaip išmintingai viskas padaryta. Ties įėjimu gonkelis priengis, kad nelytų ant galvos. Įėjus tokia pereinama patalpa priemenė, jinai nešildoma. Reiškia, tokius dalis šilumos ten pasilieka duris varstant. Krosnės centre visa šiluma, reiškia, labai racionaliai pasiskirsto ten, kur gyvena žmogus. Vienam galės ištisai gyvendavo, ten ištisai kūrendavo, o kitas galas tik svečiam ir šventėm. Labai racionalu, labai ekonomiška. Dabar mes šildom visą pastatą, kad būtų 22 laipsniai. O anksčiau reikia, kur reikia, ten šildo, kur nereikia, ten nešildo. Langiukai nedideli, kad šiluma neišeitų. Ir kad vasarą per daug neįkaistų. Taip. Dar stogo užlaida labai svarbu, nes jinai irgi saugo vasarą šešėlį metą ir neįkaista tie langai, ir saugo sienas nuo lietaus. Taigi viskas, jeigu mes kiekvieną detalę žiūrėsim, mes visur rasim labai racionalius, protingus atsakymus, išmintingus, kodėl padaryta. Pavyzdžiui, kodėl kertės tokios su užsikišusiais galais? Žinot kodėl? Gal rąstai per ilgi buvo, ne? Ne, todėl, kad medis išilgai peršalai 3 kart labiau negu skersai. Ir kad neperšaltų kampas, tai reikia, kad būtų išsikišę galai. Tada tas kampas viduj neperšala. O jeigu mes lygiai nukirsim, tai tada jau reikia apšiltinti, reikia lentas kalt. Papildomai yra ir tokių sprendimų. Ir tada jau tos lentos labai gražios bus papuoštos, nes labai tas kampas matomas. O per kiek laiko pastatydavo tokią sodybą? Priklausomai, kiek turėjo darbo jėgos.
Ateidavo meistras, išmatuoja. Žinau, kad malūną per 3 savaitės pastatydavo. Tai namą greičiau galėjo pastatyti. Sakot, apgalvota, o tai kam čia dabar puoštas palangės, kam tie langų pagražinimai visi? Visi langų pagražinimai, visų pirma, tai ne pagražinimai, o grinai vat irgi funkcija, kad uždengtų visus plyšius, nes kada langas įstatomas su rėmu, tarp sienos ir rėmo lieka plyšiukai. Jie, aišku, užkamšomi samanom ar pakulom, bet kad vėjas neprapūstų, tai dar dedamos va tos apdailinės lentos, apvadai, bet kadangi jie labai matomi, tai užtat juos ir gražina. Nes puošyba nėra šiaip savo dėl puošybos. O čia? Na irgi, žiūrėkit, kur mes jeigu atsiremtumėm į kokį pagalį, visiškai neapdorotą, o kai vat atsiremi į tokį profiliuotą koloną, tai tiesiog malonu, smagu, visai kitas jausmas, ar netiesa? Nu taip, taip. Ir vat kiekviena detalė, vat toj mūsų architektūrai senoj kaimo, žiūrėkit, niekur nerasit aštrių kampų, viskas vat ar turėklai, gonkelių, viskas yra gražiai nusklemta, kad jokių nebūtų va tokių aštrių kampų. Nes yra iš tikrųjų dabar jau mokslo išaiškinta, kad tie aštrūs kampai labai negerai veikia mūsų pasąmonę. Mums iš karto atrodo grėsmė. Ir va čia žiūrėkit, kokios gegnės, kaip gražiai tie profiliukai jau užapvalinti, viskas glotniai užsibaigė. O dabar daro aštriais kampais. Ir va jeigu mieste atkreipkite dėmesį, ten tiesiog prieini prie namo ir atrodo, kad tau į kaklą sminga tie galai gegnių. Tai va visur, kur tik tai žiūrėsim, mes rasim tuos tokius labai gražiai apmąstytus užbaigimus. O tos stogelių užbaigos yra. Vienur esu matęs, ten būna žirgeliai, Taip. čia tokia verpstė. Taip. Čia irgi visų pirma, kad uždengti va tą sujungimą lentos, kad ten lietus nepatektų, nes čia tokia jautri vieta. O kitas dalykas tai yra dėl grožio ir dėl simbolio. Nes bet kuri apdaila, tai jinai turi kelias paskirtis. Visų pirma, tai yra grynai tokia utilitarinė, praktinė pusė, kad kuo padaryti geriau, kad ilgiau patvariau laikytų. Kita yra tokia dėl estetikos, dar kita yra dėl informacijos. Nes pavyzdžiui, kada mes prieinam prie namo ir matom, kaip jis gražiai išpuoštas, jau iškart mes žinom, kad tai gan turtingo žmogaus. Ir iškart žinom, kur pavyzdžiui, langai būna vienoj pusėje gražiai papuošti, o kitoj paprastesnė. Tada žinom, kad jau tas, kur gražus langai, gerasis galas ir kad reik mamai ten mes rasim šeimininką. Ir praktiškai visa istorinė architektūra, jinai labai yra aiški, nes viskas kaip surašyta ant lapo. Iškart prieini, žinai, kur eit, kur ką rasi, čia svarbu, čia nesvarbu, čia reikšminga, čia nereikšminga. Užtat, kurie turėjo daugiau pinigų, tai tie ir gražesnius ir apvadus darė, ir puošė, ir visus ir pastogės, ir visokių prisigalvodavo dar gražių dalykų. Kaip ir dabar, kur jūs ten buvot Vilniuj, kur jums patiko? Patiko ar nepatiko, tai žinokit, man čia labiau patinka. Čia labiau patinka. O kodėl? Todėl, kad čia tų, kaip sakot, aštrių kampų ir akiai, ir dūšiai mažiau. Ir gal aukštų tvorų nėra? Būtent, aš norėjau paklausti apie tvoras. Ar jos būtinai yra tokio aukščio, čia yra standartas, ar pagal šeimininko aukštį? Jeigu šeimininkas 2 metrų, sakykim, tai tada daro tvorą savo iki pusės, tai reiškia metro. Šiek tiek yra tiesos, nes viskas buvo matuojama žmogaus kūno matmenim. Sprindis, ten uolektis, viskasgi žmogaus mastelio. Ir namai, jeigu, pavyzdžiui, namai irgi yra moduliniai, bet klausote apie tvoras. Tvoras panašiai visur būdavo tokio aukščio, kad gyvuliai neperšoktų, o kad galėtų matyti, kas darosi ir pas kaimyną, ir kas darosi už tvoros. Nes yra žymiai saugiau matyti aplinką. Dabar tai paprastai užsiaklinom tvorom iki 2-3 metrų užsistato, bet tada nėra to jaukumo, nes tu visiškai tada esi atribotas nuo pasaulio. Gal mieste, ten, kur smirda mašinos, ten visokie nemalonūs praeiviai, gal tiek to. Bet kaime tai atsiribot nuo tokios nuostabios gamtos ir aplinkos, tai būtų visiška beprotybė, ar netiesa?
Ir dar labai svarbu, aišku, vartai, nes kada prieina svečias, bet kas atėjęs pirmiausia eina pro vartus. Kodėl jie būdavo tokie gražūs daromi ir dar su tokia broma, kad tiesiog tu patenki jau visai kitą pasaulį, tą asmeninį, privatų pasaulį, nes už tvoros jau yra visų ir gamtos jau turbūt tas pasaulis, o šičia, kas aptverta, yra žmogaus sutverta aplinka ir jau jinai yra labai personalizuota, labai asmeninė. Netgi diktuoja to žmogaus atėjusio per tą ribą elgesį. Taip, ir anksčiaugi būdavo pasitinkama jau prie vartų. Ir buvo netgi toks paprotys išlydint svečią, moteris šeimininkė išlydėdavo iki durų. Pirkiaus, trobos, gryčios ar stubos, priklausomai nuo regiono, o šeimininkas išlydėdavo iki vartų. Nes šeimininkas buvo atsakingas už tą karalystę. Karalienė už savo rūmus, o jau šeimininkas už visą karalystę. Aš taip suprantu, kad jau lietuviai ir senoviai turėjo tokį savo tą feng shui. Tai aišku turėjo. Taip? Dar geriau negu feng shui. Juk mes čia gyvename jau kiek tūkstančių metų. Ir išgyvenom ir atsilaikėm prieš visus kryžiokus ir totorius ir ten, ką ten tik tai nenori. Tai mes tikrai turėjom būti labai stiprų šitoj žemėje. Labai stipriai įleidę šaknis ir žinojom, kaip paimti iš to žemės visą gyvastį ir energiją. O tai ar įmanoma suderinti tą modernumą su tom senosiom gerosiom tradicijom? Kas yra modernumas, ką? Šiandien modernu, o rytoj jau bus pasenę. Žinot, ta savoka modernumas jin tokia nuvalkiota ir aš ją nebetikiu. Nes modernumas tai yra tik akimirksnio kažkoks žybsnis. O visa tai, kas yra tradicija, yra patikrinta šimtmečiais, tūkstantmečiais. Aišku, galima. Tai reiktų gal kitaip klausti. O kaip? Tiesiog ar įmanoma suderinti naujus poreikius prie tos mūsų, buvimo įprasto? Tai be abejo, nes visą laik tradicija niekad nėra kažkoks užstingęs reikalas. Tai visą laik besikeičiantis, visą laik toks besivystantis, kintantis, kaip per upę, žiūrėkit, jinai teka ta pati, bet iš krantų neišeina, bet kaip ir vanduo kitas. Tradicija iš vienos pusės yra labai pastovus dalykas, nes esminės vertybės, esminiai tie dalykai, kurie žmogui svarbus, jie lieka, o kinta tos raiškos kažkokie būdai, kažkokie tai, kas pagal madą. Nes tos mados visą laiką jos buvo inkorporuojamos, jos įjungiamos į tradiciją, jos puikiai egzistavo ir jos puikiai derėjo. Tai ir aš manau, kad mums nereiktų supriešinti modernumo su tradicija, mums reiktų žiūrėti kaip į vieną, bet į tą mūsų vieną gyvenimą, tą esminį gyvenimą. Man pačiai labai patapo įdomi dviejų žodžių prasmė – būstas ir būsena, ar ne? Juk iš tiesų tai iš to pačio žodžio darinys. Reiškia, mūsų būsena ir ypatingai priklauso nuo to būsto, nuo mūsų tos visos aplinkos buvimo, namų, kaip mes sukuriam, kaip mes viską organizuojam, koks mūsų santykis su gamta, su kaimynais, su sociumu, su aplinka. Aš manau, kad esminis yra tas ryšys. Jeigu išlieka ryšys ir energijos apsikeitimas su aplinka, tai mes gerai jaučiamėms. O jeigu užsitveriam tom baisiom tvorom, užsirakinam vartus, tai aišku, ta energija sustoja ir mes tada pradedam kaip ir augalas džiūti. Tai aš supratau, kad mano būsena nori būsto kaime. Taip, teisingas sprendimas. Statykit namą, tik būtinai medinį. Nes dabar jau Europa orientuota į medinius namus, jau mūras jau nemadinga. Ir būtinai pradedam. Žirgeliais. Šiaurinėje Suomijoje jau pradinėse klasėse vaikai supažindinami su architektūros menu. Vėliau ją studijuoja ir vyresnėse klasėse. Gal todėl savoka suomiškas namelis tapo kompaktiško ir racionalaus būsto sinonimu. Šiandien supratome, kad ir mes turime iš ko mokytis. Belieka tik tai pradėti ir nesustoti. Juk aukštis, tūris ir plotas, neužpildytas prasmingų turinio,
taip ir liks tik tuščiais matais, kuriais matuosime savos tuštybės rūmus.